Tai dabar antra dalis toliau. Tai vištieną jau išėmiau, nes jin jau suminkštėjo. Dabar dedu ciberžolės. Labai mėgstu tokią gražią spalvą. Dedu ciberžolės. Galima dabar paragauti. Vištieną, kai žalia verda, aš niekad neragauju ir maždaug tik tai, kai jau apvyrus tada. Fantastika, nieko nereikia. Dabar sudėsiu kopūstus. Kopūstus pjaustau štai šitaip, aš nemėgstu siūlų tokių ilgų, kurie tysėsi velės ir panašiai, tai jie apšutyti karštų vandenį jau. Žinokit, nežinau, kodėl aš tą darau. Gal ir nereikia, bet kažkaip visą laiką, kai kaimiškos ir būdavo. Tai va, tirštumas yra toks, va, gaunasi, gana padorus. Tai va, ir dar yra, aišku, morkytės ištrauktos, matot, jų ten nėra. Ištrauktas irgi supjaušiu, kad jos nepervirtų. Nes jom ten 30 minučių daugiau buvo, tai su vištiena truputį per ilgai, bet tai duoda vis tiek gerą skonį bendram reikalai. Na ką, dar žiūrim. Tai dabar maždaug turėtų, dabar galima padidinti ugnį, tiesas. Vištiena verdant, jinai nemėgsta ten, kad viskas labai barbuliuoja. Vat vištiena mėgsta, kad taip kultūringai, ramiai virtų. Irgi nežinau, čia nuo močiutės mano idėjų. O kopūstam dabar galima padidinti ugnį, taip sakant, ir varom. Tai čia ilgai nereiks. Ir paskutinis reikalas, aišku, tai čia jų nebedaug. To reikalo, tai jos čia yra dar truputį nedavirtos. Tai sudedu ir morkas. Su viena ranka nelabai, tai aš jas pabaigsiu paskui dėti, kai kamerą išjungsiu. Tai ir viskas. Ir dar tiesa, užbarstysiu. Pačio jau pabaigoje, kai išjungsiu, užbarstysiu pasmulkintų krapų viršai. Viskas. O bulves va tokias galima įsitraukti, valgyti su kokiu dalyku, jeigu norit, arba dar ir susmulkinti čia. Mažesnės, aišku, visos sukryto. Fantastika. Fantastika. Skanaus. Gero ketvirtadienio. Atia.